Sveiki žvejai! Sveiki meškerės broliai! Šiandien su Saulium esam Alytaus rajone ant Vabalių ežero kranto. Tiesą sakant, ne ant kranto, o ant viso liepto. Šį ežerą pasirinkom neatsitiktinai ir esame jame jau nebe pirmą kartą. Mūsų nuomonė tai yra pati puikiausia vieta atidaryti sezoną su tolimo užmetimo meškere ir Wagler tipo plūdėmis. Taigi šiandien visą laidą nusprendėme skirti Kraluso Wagler tipo plūdėm. Ir ne tai, kad mūsų tikslas bus prigaudyti čia tos daug žuvies, bet norėsime pristatyti visą seriją Kraluso Wagler tipo plūdžių, kuom jos skiriasi, kaip jas reikia naudoti, kokiom oro sąlygom, kokiuose giliuose, kokiuose ežeruose ir vandens telkiniuose. Tai aš manau tiek, o visą kitą papasakosime bežvejojant eigoje. Taigi, Kraluso protingosios plūdės ir tolimo užmetimo meškerės ir žvejyba jomis. Pasitarę su Emiliu nusprendėme prieš man aiškinant, kaip reikia susibalansuoti šias puikiasias plūdės, išsirinkti savo plūdės ir pasirinkti skirtingo tipo plūdės ir pašnekėti apie jas, kas juose yra bendro visoje serijoje, nes tai yra 8 Wagleriai, bet mes imsime pačius pagrindinius 5 Waglerius, apie juos pakalbėsime. Iš ko susideda šitie Wagleriai? Tai yra visa serija įvairiausių antenų, iki 20 skirtingų rūšių, pritaikant skirtingoms žvejybos sąlygoms. Ir tuščiavidurės, ir storesnis, ir plonesnis, ir įsistatyti šviesuliuką, jeigu gaudant naktį. Tai yra labai universalu ir patogu pritaikyti šias antenas įvairiems žvejybos stiliams, būdams ir sąlygoms. Be abejo, kaip ir kiekvienas Wagleris, taip ir Kraluso Waglerį neapsieina be kylio. Tiesa, Kraluso kyliai yra ypatingi tuo, kad yra pagaminti iš specialaus atsparaus plastiko. Reikia atsiminti vieną dalyką. Tai nėra organika, tai ne žąsies plunksna, tai ne povo plunksna, tai ne kažkoks medžio gabalas, kuris laikui bėgant tikrai pradės įgerinėti vandenį, suskils ar dar kitaip bus pažeistas laiko tėkmės. Ilgaamžės plūdės, žmonės su jom žvejoja nuo pat jų atsiradimo prieš 5 metus ir būtent šie atsparūs kyliai ir daro jas vienom iš ilgaamžiškiausių plūdžių pasaulyje. Taipogi ant kylio kiekviena Kraluso Wagler plūdė turi kalibravimo sistemą, kuri leidžia, nekeičiant švinų, balansuoti plūdę 1 gramo ribose. Kaip matote, yra skalė, sužymėta nuo 0,1 iki 1 gramo gramatūros, kuri leidžia arba palengvinti, arba pasunkinti šitą plūdę, priklausomai nuo gaudimo sąlygų. Jeigu tau reikia sunkesnės plūdės, ar lengvesnės, ar greitesnio skendimo masalo, ar lengvesnio skendimo masalo. Ar galų gale keičiasi vėjo kryptis, bangos aukštis ir panašiai. Taip. Trečias ir svarbus yra momentas. Yra korpusas patsai plūdės. Jisai yra pagamintas iš labai tvirto plastiko poliuretano, kuris yra visiškai atsparus smūgiams, trintims ir visiems kitiems fiziniams faktorius. Nu va, pavaizduok. Liepto nesugriauk. Lieptas praktiškai sugriuvo. O plūdėj visiškai nieko. Tai ką reiškia? Kad ir smūgiams visiškai atsparus. Nusiperki vieną plūdę ir su ją žvejoji 5, 6, 7 metus, kol tu ją pamesi arba kitokiu prarasi būdu, kaip nutraukdamas tenais ir panašiai. Arba nuraus koks didelis karpis, amūras arba karšis. Tai geriau turėti 5 tvirtas plūdes ir su jais gaudyti, kol pasensi, negu keitalioti tas plūdes kiekvieną sezoną arba net į sezoną 3-5 kartus per sezoną. Taip, nes prie šių plūdžių galima įsigyti tų pačių antenų, tų pačių keletą kylių ir be abejo 5 plūdės, 5 skirtingi korpusai. Gali tiek įvairiausių variantų susikombinuoti savo žvejybai, kad, galima sakyti, patenkina tą mūsų žvejų norą kažką pačiam susikonstruoti. Taip, galima laisvai konstruotis. Na ką, baigiam šitą teoriją ir šiek tiek pereikim prie plūdės pasirinkimo šios dienos žvejybai ir kaip jau minėjo Saulius prieš tai, kad rinksimės abu 2 skirtingas plūdės vien tam, kad parodyti jų galimybės skirtingom žūklės sąlygom. Taigi aš norėčiau šiandien žvejoti šiek tiek toliau nuo kranto ir be abejo suslankiančia sistema. Ir
būtent tokiai žvejybai renkuosi šiandien šių metų Kraluso naujieną, Kraluso Arrow plūdę, kuri yra pailgintų kylių ir su keičiamais svoriais žiedais. Aš renkuosi šiandien UFO plūdę ir aš apie ją daugiau papasakosiu, kai susirišinėsiu sistemą ir tiesiog sistemos rišimo metu apie ją ir pakalbėsiu. Tai ką, aš einu rišti sistemos, o tu eik, jaukinkis, žvejok. Kaip ir žadėjau, pakalbėsiu apie tolimo užmetimo įrankį. Neišsiplėsiu, nes šiandien visgi plūdėms skiriame laidą. Tai yra tradicinė match tipo meškerė, 4,20 ilgio. Visą šį sezoną mes gaudysime su Emiliu, su italų firmos Milo tolimo užmetimo meškerėm, sportinėm meškerėm ir kitais įrankiais. Ir kaip visada naudojame Avomatch Mitchell 4000 Rite. Pereiname prie valo. Valas tolimo užmetimo meškeriai turi būti skęstantis. Dėl to, kad tolimi metimai turim skandinti valą po vandeniu, kad mažiau veiktų vėjas, visokios povandeninės srovės. Dviračio irgi neišradinėjame, kaip ir praeitais metais naudojame Kraluso Match Sinking skęstantį taip vadinamą valą. 0,14 diametro šiandien naudosiu. Esu patenkintas juo, taip kad nėra ko ieškoti geresnių. Ir dar noriu, gerbimieji žiūrovai, vieną momentą tokį pastebėti, kad reikia gaudyti su tam tikrais skirtais valais. Būtent jeigu tai yra tolimo užmetimo skęstantis valas, tai reikia jį naudoti. Neklausykite, nesirinkite spininginių valų, dugniniams skirtų valų ar ten karpiniai žūkliai skirtų valų. Jie visiškai yra pritaikyti kitoms žuvims gaudyti ir turi visiškai kitokias savybės. Tai tiek apie valus, šiandien neišsiplėsim. Dabar pakalbėsiu apie pačią tolimo užmetimo sistemą, kaip ją susirišti ir kaip pasidaryti meškerę. Šiandien gaudysiu stacionariai tvirtinamą Kraluso UFO plūdę. Dėl to, kad yra 2 metrai, 2,5 metro gylis, aš gaudysiu artimesnėje distancijoje, dėl to man ir nereikia slankiojančios plūdės. Ir savaime suprantama, 2,5 metro leidžia man tai daryti. Nuo ko viską reikia pradėti? Yra taip vadinami segtukai, skirti neslankiančiam plūdėm. Perveriame 2 kembrikus, kurie jau yra ant segtukų, juos nuimam, perveriam per valą, užmaunam ant segtuko, tada tiesiog imame plūdę, antras veiksmas, kabiname ją prie segtuko. Tai yra labai patogu, jeigu norima pasikeisti plūdę, pasikeitus žvejybos sąlygom. Taigi užsikabiname plūdę segtuku. Dabar šiek tiek apie plūdę. Kiekvienoje plūdėje yra papildomi švinai, kurie yra viduje. Čia irgi visų Kraluso plūdžių privalumas yra, kad yra viduje švinai. Jie tam yra skirti, kad jeigu labai seklu ir toli reikia mesti, pavyzdžiui, metras gaudant lyną, karosą ir metimas 40-50 metrų, tada sunkini pačią plūdę, o kad ant valo būtų 0,5 gramo arba ten visiškai 0,2 gramo ir to užtenka metro gilyje gaudant labai atsargias žuvis. Taigi šiandien aš gaudysiu 2,5 gramų, dėl to man papildomo svorio plūdai nereikia, mesiu netoli. Aš juos išsiemu, tvarkingai įsidedu į dėžutę ateičiai ir įsistatau vamsdelį. Taigi, kai išėmus jos svorį, jinai pati sveria su tais švinais 6 gramai. Išėmus šitą visą svorį, jos svoris palengvėja ant 1,5 gramo. Vamsdelis leidžia šitą plūdę lengvinti arba sunkinti gramu. Jeigu aš sustumiu vamsdelį iki galo, šita plūdė pasunkėja gramu. Jeigu aš vamsdelį ištraukiu iki raudonos linijos, jinai palengvėja gramu. Taigi aš dabar pasistatau vamsdelį per vidurį. Tolimo užmetimo meškerėje aš naudoju tokią švinų sistemą. Aukščiau sukabintas pagrindinis švinų svoris, 40 cm tarpas, kontrolinis švinukas
segtukas su sukučiu ir apie 30-40 cm pavadėlis. Kontrolinis švinukas reikalingas tam, kad jeigu didesnis vėjas arba yra kažkokie srovės, šoniniai poveikiai valo, išneša dažnai plūdę iš pajaukintos vietos. Dėl to kontrolinį švinuką aš guldau ant dugno. Jeigu reikia stiprus vėjas, dažniausiai jis būna irgi sukeltas, kad jeigu žuvis paėmusi jau, kai jį kilstelna, iš karto plūdė signalizuoja apie jo kibimą. Kontrolinio švinuko svoris apie 0,2–0,4 gramo. Dabar parodysiu, kaip reikia tiksliai subalansuoti šitą plūdę, kad jinai stovėtų vandenyje taip, kaip reikia, kad nebūtų išlindusi va taip, niekas taip nežvejoja. Vandens turi plūdė būti išlindusi šitaip, gaudant su mažais masalais, tai uodatrūklio lerva, musės lerva ar vieną kruopą, vienas kukurūzas, neperkraut daug masalų. Jeigu norime perkrauti, uždėti didelį slieką arba daugiau kukurūzų, išsiemam viršūnėlę, statome plūdę šitaip. Šiandien aš gaudysiu su musės lervomis, dėl to įsistatau antenėlę. Apie įrankius jau pakalbėjo Saulius, tad aš noriu pristatyti tik savo šios dienos žvejybai pasirinktą plūdę. Šiandien pasirinkau Kraluso Arrow Waglerį, taipogi pasunkintų korpusų, ir ši plūdė yra šių metų Kraluso naujiena. Jinai turi vieną svarbų skirtumą nuo visų kitų Kraluso Waglerių pasunkintų korpusų, tai yra daug ilgesnį kylį. Toks kylis yra reikalingas tam, kad plūdės korpusas būtų dar giliau po vandeniu, valas būtų taipogi dar giliau po vandeniu ir visa sistema būtų daug mažiau įtakojama šoninio vėjo, šoninio bangavimo ir dar ilgiau išliktų jaukinamoj vietoj. Taipogi dar vienas iš skirtumų nuo kitų Kraluso Waglerių yra tai, kad šios plūdės neturi savyje švinų viduje, svorių viduje, o svoriai yra prisukami ir nusiėmus visus papildomus svorius, kurie yra Kraluso Arrow Wagleryje, galime maksimaliai pasunkinti savo sistemą vandenyje ir būtent su Kraluso Arrow Wagleriu tas maksimalus svoris, kuris yra ant valo, yra didžiausias iš visų Kraluso Waglerių su pasunkintu korpusu. Taigi toks mano pasirinkimas šiandien. Plūdę prie valo tvirtinu per karabiną, segtuką, kuris yra slankiojantis. Be abejo, prieš tai eina kembrikas, o švinų išdėstymo sistema yra tokia pati, kaip papasakojo Saulius. Vienintelis minėtinas momentas, tai yra svarbu sekti, kad pagrindiniai švinai ir kontrolinis švinas būtų vienas nuo kito daug didesniu atstumu negu visas plūdės ilgis. Taip jūsų Wagleris metimo metu nesusipainios. Pats svarbiausias momentas yra tiksliai išsimatuoti gilį ir tiksliai į tą vietą užmesti, kad masalas gulėtų jauko pabertoje vietoje. Įmame paprasčiausią švinuką, gramo gali būti, 2 nereikia, ten tų tokių vagilmačių, jie niekam nereikalingi tokiam jautrioms plūdėms, ten yra skirti upėje daugiau. Suspaudžiam švinuką ant kabliuko, kaip matote, pasirenkam spėjamą gilį, užmetame meškerę. Matome, plūdė nunėrė, reiškia, mūsų gilis yra per mažas šitoje vietoje. Taigi, paimam tiesiog ir jį didiname. Padidiname, metame į tą pačią vietą. Štai, toks turi būti gilis, nes mes taip tą plūdę išsibalansavome. Netgi dar truputėlį mes ją sukelsime, kad šiek tiek daugiau pavadėlių būtų atsigulę ant dugno. Viskas paprasta, kaip 2x2, nusiemam švinuką, į kišenę dedame. Išsimatavus gilį, užtvirtiname jį ant segtuko sukimo būdu, apsukamas yra valas ir užmaunamas kembrikas į vietą ir tokiu būdu plūdės neslankios ir visada bus jūsų nustatytame gilyje.
ir žvejojame. Tada taikome į numatytą jaukinimo vietą, metame, nardiname meškerės galą į vandenį, užskandiname valą, pasirinktas atstumas, žymime atstumą, kuriame gaudysime markeriu. Ir mes visada dabar žinosime, kad mūsų masalas guli toj vietoj, ant dugno, ir žinosime tikslų atstumą. Ir jeigu mes darome metimą, stengiamės mesti toliau negu pajaukinta vieta, skandiname ir sukame meškerę iki užimėtos valo atkarpos. Reiškia, mūsų valas, mūsų užmestas masalas yra toje pačioje vietoje ir jisai visoje žvejyboje bus toje pačioje vietoje. Čia yra labai svarbu, nes kitaip jaukas sumestas nebus veiksmingas ir žvejosite ten, kur nepajaukinta žuvis, žinoma, prie jauko bus. Tai tiek, labai paprasta ir viskas aišku. O dabar ką? Bandome pagauti žuvį ir pažiūrėti, kaip veikia mūsų plūdės. Kol mes čia kalbėjome, jaukas jau išbrinko, dabar formuosime rutulius, mesime į nustatytą vietą ir gaudysime žuvis. Jauko rutuliai paruošti, belieka tik tiksliai sumesti porą kvadratinių metrų. Taigi, norėčiau pakalbėti apie sudėtingiausią iš visų Karaluso Wagler Rocket plūdę. Kuom jinai yra išskirtina? Jinai išskirtina yra tuom, kad turi korpuse tokį lankelį. Ką duoda šis lankelis? Ne veltui Karaluso plūdė vadinama ši Rocket. Tai reiškia, jinai skrenda kaip raketa. Pats korpusas, kaip matote, kaip ir visų Karalusos plūdžių, yra kaip golfo kamoliuko su išgaubimais. Tai labai gerina aerodinamiką šios plūdės skridimo. Lankelis dar prideda nuotolį metimui. Yra tvirtinama šita plūdė per tokį patį konektorių beveik kaip ir UFO, kur prieš tai kalbėjau, tik šiek tiek yra palenktas vienas vamsdelis, ir į kuris turi, kai tvirtiname plūdę ant valo, žiūrėti žemyn. Ką duoda šitas konektorius ir ką duoda šitas lankelis? Metimo metu, prieš metimą plūdė turi taip kabėti ant valo. Metimo metu, metimas vyksta, slenka segtukas, tolygiai lenkimas gulasi lygiagrečiai gulasi su vamzdžiu ir tiesiog plūdė šauna, kaip iš Kalašnikovo,
į ežerą ir su šita plūdė galima numesti nuo 65 iki 80 metrų. Čia yra skirta ypač tolimam metimui. Ir ši plūdė yra skirta tik stacionariam gaudimui, nes jos svoris yra pats didelis, o pačio švino kabinasi pakankamai mažai, tai 2 gramus, 1,5 gramo, o jų gramatūra yra netgi iki 20 gramų. Na ir pabaigsim šios dienos laidą, kalbėdami apie paskutinėje iš Kraluso Wagler šeimos plūdžių, Kraluso Zero Slider. Ši plūdė priešingai negu visos kitos, apie kurias kalbėjome iki šiol, neturi savyje svorio. Plūdė yra daugiau skirta žvejybai giliuose vandenyse, tai karšiui ar kitai dideliai žuviai. Kraluso Zero Slider tai yra slankiojanti plūdė, kuri tvirtinama ant valo be jokių karabinų ir ji yra unikali tuo, vėlgi Kraluso išradimas, paprastas, bet ypatingai genialus. Skylutė, per kurią veriamas valas, yra išgręžta tam tikrų kampų. Netiesiai, bet šiokių tokių kampų. Ir tai lemia, kad metimo metu plūdė užsifiksuoja prie pagrindinio švino. Kaip matote, plūdė žemynė slysta. Skriejant plūdėj tolyn, visas svoris koncentruojasi vienam taške ir plūdė į priekį ir tolyn lekia nesimakaluodama, valas nesišvaisto aplinkui ir visa sistema keliauja toli tiek, kiek jums reikia. Na ir kad jau susirišau sistemą ir papasakau apie Kraluso Zero Sliderį, tai likus keletui minučių iki žūklės pabaigos būtų nuodėmė jos neišbandyti. Na ką, bičiuliai, šiandien diena ateina į pabaigą ir ką galim pasakyti. Žvejyba pavyko, jaukai, kaip ir norėjom, sudirbo puikiai, prikvietė daug žuvies, tiesa gal ne pačios didžiausios, tačiau pademonstruoti Kraluso plūdžių jautrumą pakako, manau. Mums ir nereikėjo labai stambių žuvų, kad pademonstruoti jautrumą. Reikėjo bent kokių žuvų. Kaip tik dar tos nedidelės labiau atskleidžia plūdės subtilybės, kaip neria, kaip jautriai reaguoja į kiekvienos, nesvarbu kokio tai dydžio žuvies prisilietimą. Šiandien tiek, nes apie Kraluso plūdės čia galima šnekėti be galo, be krašto ir mes tikrai ne vieną laidą skirsime joms. Kiek tik tai žvejosime atviram vandenį, mes gaudysime arba su Wagler tipo plūdėmis, jei tai upė bus, tai su upinėmis Kraluso plūdėmis. Ir mes šį sezoną vasaros, ir ne tik šį vasaros sezoną, galėsime apie tai kur kas plačiau pašnekėti, nes turim puikią džiugią žinią. Nuo birželio mėnesio laida Žvejams šiandien kimba ne kas antrą, o kiekvieną savaitgalį tuo pačiu metu, sekmadieniais 11 val. Ryte per Lietuvos ryto televiziją. Taigi, iki susitikimo jau kitą savaitgalį 11 val. Ryte tuo pačiu metu. Ate! Ate!